Labas rytas, bažnyčia. Kai čia pradėjom sudarėm šiandien ryto maldą ir kažkaip užliejo toks dėkingumas Dievui už sekmadienį. Štai, kad mes turim šitą dieną. Sekmadienis yra, lietuvių kalboje nelabai atspindi tos dienos prasmės, tiesiog sekmadiena, ne? O rusiškai labai gražiai Voskresenje, prisikėlimo diena. Iš tiesų Kristus prisikėlė būtent sekmadienį, tais laikais nuo sekmadienio. Ir dabar kai kuriuose šalyse savaitė skaičiuojama nuo sekmadienio. Pirma diena yra sekmadienis, Sunday arba Voskresenje. Tai yra pirma diena, pirma savaitės diena. Ir pirmą savaitės dieną Kristus prisikėlė. Ir nuo tol visas pasaulis šią dieną švenčia, kaip prisikėlimo dieną. Ar žino žmonės apie Kristaus prisikėlimą, ar nežino, bet vis vien jie švenčia sekmadienį. Ir kaip gerai, kad mes turim tą dieną, kad mes galim švęsti Kristaus prisikėlimą, jo pergalę, jo gyvenimą, kurį jis mums dovanojo. Ir norėjau perskaityti iš Apreiškimo knygos. Nenoriu skaityti per daug, bet negaliu praleisti šitos vietos. Apreiškimo 1 skyriui Jonas aprašo tai, ką jis matė. Būtent viešpaties dieną, sekmadienį. Sako, aš buvau dvasioje. Jis meldėsi greičiausiai. Buvau dvasioje viešpaties dieną, tai yra sekmadienį, ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, sakantį, aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk 7 bažnyčioms Azijoje. Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso kalbančio su manimi ir atsigręžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o 7 žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą mantiją ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Tai pabandykite įsivaizduoti, ką matė Jonas. Žmogaus sūnus, apsivilkęs ilgą mantiją, per krūtinę perjuostas aukso juostą, jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akys tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį ir jo balsas buvo tarytum daugybės vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždes, iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė spindinti visų skaistumu. Tai yra Kristaus paveikslas, prisikėlusio Kristaus paveikslas. Pas mus lietuvių kultūroje, toj katalikiškoj tradicijoje labai daug dėmesio telkiama į kūdikėlį. Įgimusi kūdikėlį, motinai ant rankų, jis mažas, bejėgis ir taip toliau, bet pamirštama, kad jis jau prisikėlė. Jis buvo miręs, jis prisikėlė. Jis buvo miręs ir dabar gyvas. Jis pirmas ir paskutinis. Jis šio pasaulio pradžia, jis šio pasaulio pabaiga. Sako Alfa ir Omega, pirmoji abėcėlės raidė ir paskutinė raidė. Ir šiandien jis stovi šlovėje, sako, kojos panašios į krosnį įkaitintą skaistvarį, balsas kaip daugybės vandenų šniokštimas. Jis turi valdžią, jo veidas tartum saulė, jis visas šlovingas. Tai yra tas Kristus, su kuriuo mes susitinkam, kurį mes ateinam pagarbinti kiekvieną sekmadienį. Kiekvieną sekmadienį mes lygiai taip pat kaip Jonas turim galimybę susitikti su juo, pamatyti jį, pašlovinti jį. Ir ką sako Jonas, jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Iš ties, jeigu mes pamatytume Jėzų visoje jo šlovėje, kaži ar mes atlaikytume, kaži ar mes išstovėtume ant savo kojų.
Ačiū jam, kad jis negazdina mūsų taip stipriai. Mes pažįstam jį po truputį vis labiau ir labiau, bet vis vien žinom, koks jis yra. Ir galim jį šlovinti. Galim jį šlovinti. Gali pagarsinti šiek tiek. Kviečiu atsistoti. Kviečiu įsižiūrėti į tą Jėzų, kuris mus išgelbėjo, kuris yra alfa ir omega, kuris pradžia ir pabaiga, kuris yra garbinamas danguje. Danguje visi angelai, visos dangiškos būtybės, visi šventieji, visi vyresnieji lenkiasi prieš jį, visi gieda jam, visi šlovina jį ir sako: šventas, 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 šventas viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra, kuris ateina. Jis buvo šitoje žemėje, jis yra dabar ir jis ateina savo šlovėje. Jis ateina ir jo sugrįžimas arti. Viešpatie, mes šlovinam tave. Mes dėkojam tau už tai, kad tu mums pasirodai, kad mes galim pažinti tave pašlovintą, pažinti tave su tavo valdžia ir tavo galybė. Mes galim išgirsti tavo balsą. Viešpatie Dieve, tu mus išgelbėjai, tu mus padarei savo tėvo vaikais, dangiškojo tėvo vaikais. Tu mus perkeliai į šlovingą savo tėvo karalystę. Todėl šiandien nebėra kliučių, kurios stovėtų tarp manęs ir tavęs, tarp Dievo vaiko ir jo tėvo. Ir šiandien mes galim atvirų veidų žvelgti į tave. Šiandien mes galim garbinti tave. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, mes šaukiam. Kartu su dangumi mes prisijungiam prie to dangiško šauksmo ir sakom: šventas, šventas, šventas. Šventas visagalis Dievas. Šventas tas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina. Šventas, šventas, šventas. Viešpats visagalis. Ir visa žemė jo šlovės pilna. Visa žemė jo šlovės pilna. Viešpatie, visa žemė yra tavo. Jinai tavo rankų darbas, jinai tavo valdoma ir tavo palaikoma. Ir visa žemė pilna tavo šlovės. Viešpatie Dieve, mes garbinam tave. Mes dėkojam tau. Mes žvelgiam į tave. Mes trokštam būti su tavimi, susitikti su tavimi. Išgirsti žodžius, kuriuos tu šiandien sakai bažnyčiai. Tu turi žodį bažnyčiai. Tu turi žodį kiekvienai bažnyčiai, Jėzau. Tu turi tą žodį, nes tu pats esi gyvasis žodis. Iš tavo burnos dviašmenis kalavijas. Tai tavo žodis. Žodis, kurį tu sakai šiandien. Jis aštrus kaip dviašmenis kalavijas. Jis pasiekia iki sielos ir dvasios atšakų. Jis teisia širdies sumanymus. Jis teisia, kas yra mūsų širdyje. Jis atskiria nuolankumą nuo puikybės. Jis atskiria pasišventimą ir išdidumą. Jis atskiria tai, kas jam patinka ir tai, kas jį piktina ir skaudina. Viešpatie Dieve, teisk mus savo žodžiu. Teisk mus savo kalaviju, to dviašmeniu kalaviju. Mes esam atviri prieš tave, Dieve. Mes atviri prieš tave. Mes iškeliam į tave rankas ir garbinam tave. Viešpatie Dieve, šventųjų valdovas. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Atverk mūsų dvasios akis šiandien. Atverk mūsų dvasios akis, kad mes matytume. Atverk mūsų dvasios akis. Atverk, Viešpatie, mūsų vidinio žmogaus akis, kad mes pamatytume. Kad mes pamatytume suna mesere kerala grosara kaja. Šera mana nosoro korolo robrisiri kirala rabrisiri ki. Haleliuja. Haleliuja, Jėzau. Tu nuostabus, tu gražus, tu gražiausias iš žmonių vaikų.
Tu spindi tėvo šlovę. Tu spindi karalystės šlovę. Mes pakeliam savo balsus. Mes kalbam tau, Jėzau. Koks nuostabus, koks gražus esi. Koks puikus mano Dievas. Koks puikus savo grožyje. Ir niekas neprilygsta jam. Niekas negali lyginti su juo. Ir jis ateina pas savuosius. Jis tas, kuris buvo, kuris yra, kuris ateina. Ir ateimas tai yra jo tikras pažadas. Jis pažadėjo, aš ateisiu paimti jūsų. Aš ateisiu paimti jūsų į savo tėvo namus. Ir jis ateina savo šlovėje, savo galybėje, savo grožyje, savo skaistume, viešpats galybių Dievas, viešpats nugalėtojas. Jis nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį, jis nugalėjo šėtoną ir velnę, jis nugalėjo Liuciferį, kuris šiandien nebeturi jėgos, nebeturi valdžios. Ora mana nesiri kirala rabri siri karala grenderekė, kuris šiandien nebeturi galios mūsų gyvenimui. Ora mana nesirekė. Taip jis ir toliau bando mus suvilioti. Taip jis ir toliau kalba savo melus į mūsų ausis. Bet mes žinom Dievo žodį, kuris yra kalavijas, kuris yra galingiausias ginklas. Šituo žodžiu mes galim atsikirsti. Mes galim atskirti melą. Mes galim užgesinti melą Dievo žodžio tiesa. Ir mes dėkojam tau, Dieve. Mes dėkojam tau, Jėzau, už tavo žodį, už šitą galingą ginklą mūsų rankose, kuris nutildo visus meluojančius liežuvius. Aš sakau, jis nutildo. Dievo žodis nutildo melagį. Nutildo šėtono meluojantį liežuvį. Sura mana neserė kerala ragrisi riki. Šyra mana nosoro korolo robrisi rikirala ragrasa rankaja. Jėzaus vardu aš sakau, kad bet koks melas būtų atkirstas. Tuo kalaviju, dviešnenių kalaviju, Dievo žodžiu. Kura mana nesiri kirala rabrisi rinkarala ragrende regėjai. Šėra mana nosoro korolo roberala ragrisi rinkarala ragrisi rinkaja. Šėra mana nosoro korolo robrisi rinkarala ragrisi rinkaja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kura mana nesere kerala rabrasa rankaja. Ora šiba rikiriti. Kura mana nesere kerala rabrisi rinkaja. Jeigu tu girdi melą, kad tu nereikalingas, žinok, kad tai netiesa. Nes Dievas sako, amžiną meilę aš pamilau tave. Dar prieš pasaulio sukūrimą išrinkau tave. Išrinkau ir paskyriau tave būti. Paskyriau tave gyventi. Paskyriau tau atlikti šlovingus savo darbus. Dar prieš pasaulio sukūrimą aš išsirinkau tave. Ir tada pasakiau, tu mano nuosavybė. Niekada aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Tai sako Dievo žodis. Tai sako Dievo žodis. Ora mana nesireikėjai, kuris užgesina bet kokį melą. Halleluja. Dieve, mes šlovinam tave. Mes dėkojam tau už tavo meilę. Kad amžiną meilę tu mus pamilai. Kad tu niekada nepalieki ir neapleidai. Kad tu lydi mus kiekviename žingsnyje. Tu žinai, kada užmiegu ir kada keliuosi. Tu viską žinai, Viešpatie, sono meserekėjai. Tu žinai, ką mąstau savo širdyje. Tu žinai, kas mane gazdina ir kas mane džiugina. Tu pažįsti mane nuo pat mano gimimo. Dar iki gimimo, kol buvau motinos įsčiose. Tu pažinai mane. Viešpatie, mes dėkojam tau. Mes dėkojam tau, kad esame tavo pažinti. Ir kad vieną dieną, kai stovėsim akis į akį prieš tave, veidas į veidą prieš tave,
Mes pažinsim tave taip, kaip šiandien tu mus pažįsti. Mes pažinsim tavo gelmes, tavo gilybę, tavo širdies esmę. Halleluja, ranamese rekera la rasura, ora shara mana nisiri karala rihirinde, yera mana nihiri darala brondoro goroloro grasarage, yera mana nosoro goroloro berala grisiri karala graharante. Šlovinam tave, šlovinam tave, šlovinam tave, šlovinam tave, atiduodam tau garbę. Atiduodam tau pirmą vietą savo gyvenime. Užleidžiam tau sostą mūsų širdyje. Jau nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Jau nebe mano norai, nebe mano svajonės, nebe mano troškimai, bet tik tai, ko nori Jis, ko nori Kristus, jo svajonė, jo troškimas, jo jėga, jo gyvenimas, kuris teka per kiekvieną, kuris vadinasi Viešpaties vardu, per kiekvieną, kuris vadinasi krikščionimi, teka jo gyvybė, teka jo dvasia, teka gyvieji vandenys. Viešpatie, mes išsižadam savo viešpatystės. Mes atsisakom statyti savo karalystę. Mes norim tik vykdyti tavo valią, matyti, ką tu darai ir tai atkartoti, girdėti, ką tu kalbi ir tai ištarti, paleisti tą žodį į erdvę, paleisti tą žodį, kad jis veiktų. Ora mana nesirinkera lara grindiriki, nes žodis yra gyvas ir veikiantis. Aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis yra gyvas ir veikiantis. Ir jis negrįžta pas Dievą tuščias, bet atlieka tai, dėl ko yra siųstas. Ir atneša išgelbėjimą, atneša vaisių, atneša gyvybę. Halleluja, 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 halleluja. Dieve, 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 Dieve. Dieve, Dieve, Dieve. Jėzau, pripildyk mus. Mes stovim nuščiuvę prieš tave. Sužavėti tavo šlovės. Sužavėti tiek, kad negalim nė žodžio ištarti. Nes iš ties nėra žodžių, kad aprašytų tavo grožį, apsakytų tavo šlovę ir didybę. Mes stovim prieš tave nuščiuvę, Viešpatie, apakinti tavo šlovės, apakinti tavo didybės. Mes stovim, mes žvelgiam į tave, mes trokštam atspindėti tave, tavo grožį, tavo šlovę, tavo didybę, tavo jėgą, dalintis su tavimi valdžia, nes tu mums suteikei valdžią. Tu suteikei valdžią bažnyčiai, sakydamas, kad pragaro vartai jos nenugalės. Mes turim valdžią, kuri ateina iš tavęs, kuri ateina nuo tavo sostų. Halleluja, halleluja, Jėzus. Šlovingas, didingas, išaukštantas, Viešpats savo grožyje, Viešpats savo šlovėje, Viešpats spindintis auksu, kurio kojos kaip įkaitintas skaistvaris. Ora mana neherente, kurio veidas šviečia kaip saulė, ryškiai, akinančiai. Ora mana nesiri kerala brisiriki. Jo šlovės buvo apakintas Paulius, kai nukrito nuo arklio. Jis buvo apakintas Jėzaus šlovės ir 3 dienas negalėjo regėti. Ora mana nesiri kerala brisiriki. Dieve, tavo pasirodymas viską keičia. Tavo pasirodymas viską keičia.
Tavo pasirodymas viską keičia. Tavo pasirodymas atneša gyvenimą, atneša laisvę. Tavo pasirodymas viską keičia. Jis keičia mūsų gyvenimo kryptį, kad mes nebeinam į tamsą, bet veržiamės į šviesą, kad mūsų nebetraukia tai, kas traukdavo anksčiau, nes tu turi visą valdžią ir mes atidavėm tą valdžią savo gyvenimui, atidavėm į tavo rankas. Tu viešpatauji, tu valdai, tu vedi, tu ištyrini, tu nuskaistini, tu vedi iš šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Viešpatie, mano mylimasis, mano numylėtinė, mano jaunikė, tu bažnyčios jaunikis, tu mūsų meilė, tu tas, kuriam pašventėm savo gyvenimus. Mes garbinam tave šitoje vietoje, garbinam tave, garbinam Jėzų visada, visatos valdovą, viešpačių viešpatį ir karalių karalių. Mes garbinam tave, mes matom tavo šlovę, mes matom tavo šlovę. Halleluja, halleluja, halleluja. Jėra mana no sokoro barabrihidija, jėra mana no sokoro barabrihiritėja. Halleluja, halleluja, halleluja. Viešpatauk Jėzau, mes sakom tau taip. Savo širdyse mes sakom, Viešpate, taip. Tu mano gyvenimo viešpats. Tau pašvenčiu savo gyvenimą. Tau jį atiduodu, nes tu esi gerasis ganytojas, nes tu geras ir mylintis, nes tu žinai sumanymus, kurios turi dėl mūsų, sumanymus mūsų geroviai, o ne nelaimėms. Tu žinai, Viešpate, mes pasitikim tavim, mes pasišvenčiam tau, mes priklausom tau, Viešpats visagalis, žemės ir dangaus valdovas. Žemė ir dangus jo šlovės pilni. Mes pasišvenčiam tau, Viešpate Dieve. Halleluja, Jėzau. Halleluja, Viešpatie. Didis esi iš tikrųjų. Didis esi, Viešpatie, ir evangelistai užrašė tokius žodžius Evangelijose, kai mokiniai plaukė ir užėjo bangos. Ir Jėzus nuramino bangas, nuramino audrą. Ir jie sako, kas jisai toks, kad jo klauso ežeras, audra, vėjas. Ir sako, juos apėmė didelė baimė. Kai Jėzus susitiko su vyru, kuriame gyveno legionas, ir kai jisai išvarė legioną demonų ir buvo sveiko proto, apsirengė normaliais drabužiais, sėdėjo su Jėzumi, atėjo miestelio žmonės, išsigando, sako, jos apėmė didelę baimę. Dieve, iš tikrųjų, kai tu ateini, mes nuščiūvame iš tikrųjų. Tu nesi tas mažas kūdikėlis. Vieną dieną tu išaugi. Taip, tu gimei kaip mažas kūdikėlis.
bet tu išaugai, tapai vyru, kaip ir mes, Viešpatie. Gimstame iš dvasios, iš naujo, iš aukštybių. Mes būname tais kūdikėliais, bet ateina laikas, mes išaugame. Mes išaugame. Haleliuja, Dieve, ir aš dėkoju Tau, kad Tu lydi mus per augimo visą procesą. O, kad Tu esi mūsų tėvas, kad Tu davei mums šventąją dvasią, globėją, kuri veda mus į tiesą. Haleliuja. Vesk šį sekmadienį mūsų tiesą, aš prašau, šventoji dvasia. Vesk mus, kiekvieną vesk, įvesk į tą pilnatvę, į Kristaus amžiaus pilnatvę, į tą saiką, numatytą saiką, kiekvienam Dievo vaikui. Ačiū Tau, Jėzau. Haleliuja, ačiū Tau, Jėzau. Ačiū Tau, Jėzau. Už Golgotos kraują, ačiū. Haleliuja. Už Golgotos kraują. Aš šiandieną noriu dėkoti už atpirkimą. Aš dėkoju, kad per Kristaus kraują mes esame atpirkti, išpirkti iš bet kokios vergystės, iš bet kokios priklausomybės kažkam kitam, o ne Jėzui. Ir aš skelbiu, kad per Tavo kraują mes tapome Tavo nuosavybė. Mūsų kūnai, mūsų sielos, mūsų dvasios yra atpirktos. Ir šiandieną mes vadinamės gyvojo Dievo šventykla, nes Dievo dvasia gyvena mumis. Aš tai skelbiu. Dėkoju už tai. Laiminu duoną ir laiminu sultis. Priimam vertai, mes priimam su padėka, vertai. Amen. Šiandieną dalinsiuos keliais tokiais praktiniais momentais. Mokymų didelio nebus. Šiek tiek dar paskaitysiu iš tokia yra knygutė, nuostabus statinys, kažkada apie ją esu seniai parašyta. Tai keletą minčių iš jos, bet pradžiai tai tiesiog, žinot, kom gyveni, tom ir pasakoja, ne? Tai, kai dažnai sako, nu tu ką dariau, skaitai ten iš Biblijos, tai ten mums sunku suprast, vat kai tu kalbi, tai ką gyvenime, su kuo susiduri, tai kažkaip yra suprantamiau. Man irgi, man pavyzdžiui patinka ir mokymas, man patinka ir Dievo žodis, ir studijos, bet irgi man labai patinka, kai žmonės pasakoja tikrus tos gyvenimo įvykius, liudijimai tokie, ne? Turėjom su Jina nuo pirmadienio iki trečiadienio tokias mini atostogas. Buvom išvažiavę į Ignaliną. Išsinuomavom kambariuką, ten atskiram pastate. Mūsų tikslas buvo malda ir pasninkai. Pasninkas gavosi dalinis, bet meldėmės ir turėjom tiek kartu meldėmės, tiek pavieniui. Turėjom tokį laiką, kai
paskui įvertinam jau, kai grįžom, įvertinam. Turėjom laiką maldai. Ir rytiniai maldai tokiai. Ir tavęs neriboja niekas. Supranti, kad tavęs niekas neveikia. Vakare turėdavom maldą. Ir ten neatsimenu, kurią ten dieną, bet meldžiuosi ir taip suprantu, kad aš tiesiog prisikraunu, stiprėju. Gal taip apibūdinti. Kad taip ruošiuosi tarsi, pasiruošimas vyksta. Ir tas pasiruošimas, aš supratau, kaip po to ateini sugrįžti ten vėl rutiną, kasdienybę. Tu turi tarsi jėgų, tų vidinių jėgų eiti, išstovėti, atlaikyti, pakęst, pakelt. Suprantat, kad visada. Ir aš galvoju, kaip faina, Dieve, taip maldos metu, Dieve, prikrauk manęs daugiau, taip. Ir paskui ateina, man Viešpats patinka, kai su juo kalbi kartais. Ir viskas čia vyksta minčių lygmeny, taip labai greitai. Jis tarsi mintis ateina, neprisikrausi tu dar, neprisipumpuosi tiek. Reikia kasdien. Kaip izraelitai. Ir taip pavyzdį parodė, izraelitai rinko kasdien maną. Supratau Viešpatė, tai man ir kasdien reikės. O taip norėtųsi per vieną dieną prisipumpuoti per tas 3 dienas, kai išvažiavom, prisivalgai, prisipumpuoji, grįžti ten metus laiko. Kaip žinot, apie kupranugarius, sako, jie ten į tą savo, kupras, nežinau, ten vandens ir ten gali dykumoje keliauti, jie ten ilgai be vandens. Aš supratau, reiškia, Dievas tai parodė, kad tai tada sakau, kokia man prasmė tada važiuoti, atsiskirti, jeigu ar taip man reikia kasdien. Sako, gerai, kai tu išvažiuoji, atsiskiri, bet nepamiršk ir kasdien. Maldos metu gavau tai. Bet supratau, kad, reiškia, visgi, kai mes atskiriam Dievą, kai mes meldžiamės, ir ypač, ilgi, kai yra tokia galimybė, čia iš principo apsisprendi ir tu išvažiuoji. Ką? Pasidarai, jo. Ir kai tada grįžom, ir čia vėl, prasideda. Tada į parduotuvę reikia eiti, maisto pirkti, ruoštis reikia, šunį išvesti, parvesti šunį, pamaitinti. Ir suprantat, tu kasdien, neskaitant, kad jau tu dirbi, tenais į darbą tau reikia eiti, savo darbus atlikti. Ir aš žiūriu, kad, nebelieka laiko ir taip viduj tai, ką gavau per tas, per 3 dienas, ką gavau, aš nenoriu ištaškyti. Aš noriu išlaikyti tam tikrą lygį. Išlaikyti. Aš supratau, kad aš negalėsiu turėti taip visą dieną tokio laiko, bet aš tada galiu turėti vis tiek ar po mažiau, bet tai turėti, tai neapleisti. Ir čia, aišku, vakarais norėdavos, ten, įsijungiau pavargę žinias, ten kokias žinias pasižiūri. Paskui gal dar kažką tenais, kad bla tas televizorius eitų. Ir aš neatsimenu dabar, ar aš įsijungiu ar nesijungiu. Ir aš sakau, bet aš nenoriu šitų žinių. Sakau, geriau pasileidžiam kažkokio šlovinimo tenais. Jo, ir mes tada daug klausėme šlovinimo, tiesiog iš tikrųjų. Tiesiog fone eidavom. Ir aš sakau, ne, ir mes taip tada prieš miegą pasileidžiam, ką žinau, ten, iki kol užmiegi ten gal valandą ar kiek. Ir tiesiog eina tyliai. Ten galima per televizorių paleisti, yra tos visokios galimybės. Ir kitą dieną atrodo, ir vėl nori sugrįžti prie tų senų įpročių. Ne, sakau, aš nenoriu nusileisti, aš noriu išlaikyti. Ir aš pamačiau, kad tai vyksta ta kova. Ir aš sakau, Dieve, daugiau nebenoriu nusileisti į žemiau, negu kad su Dievu tave užveda, nebenori, daugiau sugrįžti. Nebenoriu. Sakau, Dieve, tiek pat, arba dar daugiau, bet ne mažiau. Nes taip gali, prisipumpuoji, pilnas Dievo. Čia būna, čia gal
kažkas panašaus, kai žmonės išvažiuoja į enkauterius. 3 dienas ten maudosi Dievo buvime, ten visi bučiuoja, myli, ten apkabina, verkia, išlaisvina, daug ten vyksta. Nu, pabūna kažkurį laiką ir po to vėl sugrįžta ir vėl sustoja tarsi mašina. Tai nesinori, kad taip vyktų. Ir aš taip suprantu, kad nu, tai dvasioje kovoji. Dvasioje kovoji, kad nu, vėl nesugrįžtume tai. Yeah. Na ir dar, kas pasimatė man tam miestelį, kai vaikštinėjom, aišku, tai mes turėjom tokią galimybę čia, nu, ten šiek tiek išėdam pasivaikščioti ir po miestą, ir paežeriai. Tai ką pastebėjau dienos metu, nu, kas dirba, tas dirba darbuose, bet gatvėse labai daug tokių vyrų būtent, tokio vidutinio amžiaus ir gal nu, dar vyresnių, nežinau, pensijinio ar kokio, bet nu, jie paženklinti alkoholiu, tokiu, žinot, kurie. Ir jų pilna žiūri vaikšto, ir ganėtinai daug. Ir kažkaip galvoju, nu, iš kur jie atsirado, aš kažkaip lyg seniau nematydavau tiesiog. Jo, ir taip aišku, gal ten ir praeitis, nu, matosi ir ant veido ir praeitis visa surašyta, žinot, yra nu, vyrai tokius turi antspaudus. Bet žvilgsniai tai tokie kaip vilkų, akis, tai man, nu, tai jauti, kad nėra labai draugiški tokie žvilgsniai. Galvoju, ir jo, atmosfera. Na ir po to, kadangi po Helovino, tai ten kai kurios kavinės, ten eini ten voratinkliais, nu, žinot, nu, tie ale papuošimai, tos dekoracijos, iškamšos tokios, neaišku, ten su tokiam juodom suknelėm, ten visokios. Ir tu supranti, kad tame mieste, centre, pilna va tokių ir papuošimų, pilna tokių vyrų vaikšto, atrodo, nu galvoju, ir miestelio atmosfera. Susitikom vieną žmogų, nu, seniau pažįstamą, mes nu, važiuojam inkognito, niekam nesiskelbėm, išsinuomojam, norim būti nuo nieko nepriklausomi, tik nuo vieno viešpaties. Ką Dieve, sakom, duosi, su kuo susitikti, su tuo susitiksim, nu, pasiruošę su bet kuo, žinai. Tai va, tai davė su vienais, su kitais, bet ir vieni pasakoja, ai, tai čia nieks nevyksta, nieko nėra, viskas merdėja, dar vasara, nu, dar rugsėjo mėnesį, bet jau spalis, lapkritis, kai ateina, viskas numiršta, suprantat. Mes sakom, bet čia dangus, sakom, čia dangus, uždaras, neatvertas, nepramelsta. Ir taip supranti, kad tai žmogus, tas buvo tikintis, su kurio kalbėjom, sako, jo, sako, ir jisai taip, matai, kad ir rūpesčiai nuvargino tą žmogų, nuvargintas rūpesčių, bet Dievas gyvena. Ir kai pradedėjom kalbėti gyvybės žodžius, jo dvasia iš karto atgyja, taip matosi. Ir tu supranti, kaip reikia tos gyvybės miestelėse. Nu, tiesiog. Tai va, tai tokie vat pastebėjimai. Ir dar kalbant apie maldas, vat, nu, užtarimus už žmonės, tai taip, pagal tam tikrus vat ženklus, tu jau ir matai, koks kunigaikštis gyvena tame mieste, kas turi, nu, dvasioje valdžią, kas įtakoja. Meldėmės mes už, nu, tokią šeimą ir už vieną jauną žmogų meldėmės. Ir jis labai kankinamas yra tas jaunas žmogus, iš tikrųjų. Yra iš tikrųjų labai nelaimingas tas žmogus, nors turi visas galimybės būti labai laimingu, bet yra labai nelaimingas. Nu, žinot, aš nesakau vardų, nei pavardų, nieko, bet čia, tai šitą žmogų kankina ir savižudybės, ten, ir nu, vienu žodžiu. Labai gerai dirba, labai gerai apmokamas darbas, pinigų nestokoja, ta prasme, gali sau leisti į bet kurią pasaulio šalį, gali nuskaityti, bet ta prasme kenčia. Na ir kažkaip paragino, toks yra noras melstis, vat, nu,
už tą žmogų. Ir meldėmės, ir aš iš maldos pradžioje, vat aš pasidalinsiu, galbūt kai jūs kartais meldžiatės, galbūt vat ir jūs susitinkat su tuo, su kuo aš susidūriau, čia visai neseniai. Jūs atsimenat, kai, va čia iš Evangelijų, Jėzus kai vaikščiodavo ir kartais ateidavo žmonės, tiesiog per žmonės tos piktos dvasios kalbėdavo. Ko čia atėjai, Jėzau Nazarėti, anksčiau laiko mūsų kankinti, žinai. Esate, ne? Čia, atsimenat. Ko čia atėjai? Palik mus ramybėje. Vat mintis tokia. Palik mus ramybėje. Ko velnias nori? Palikit jūs ramybėje. Bažnyčia atsikabinkit nuo mūsų, leiskit mums gyventi, daryt, ką mes tos savo juodus darbus, o jūs palikit mus ramybėje. Tai vat aš tą išgyvenau, kai mes pradėjom už tą melstis. Ir man tokia mintis. Bet juk niekas ten nepadės. Ten jau beviltiška. Ir tam žmogui, ir tam, ir visai tai šeimai. Nieks ten nepadės, jau tiek metų, žinai. Ir aš viduj taip suprantu. Ir man iš pradžių taip, kai noris melsis, taip tarsi rankos pakyla. O čia tik man nusvyro maldos pradžioje. Ir toks, kam čia man melstis? Ir taip nusvyrusius. Ir tokia mintis, paliktų mus ramybė. Palik. Wow. Man pažįstama šitas balsas, sakau. Aš žinau, kas. Ir viduj tik, man pradėjo mano vidinis žmogus tik tai skiltis. Ir aš jaučiu, kaip nuo manęs, tolsta va šitos mintis ir dingo. Ir žinot, kaip sako, priešinkitės velniui ir jisai bėgs nuo jūsų. Tai va, aš priešinausi velniui, ir turėjom gerą maldą. Aš nesakau, kad jos pakaks čia vienam kartui, tačiau tai vyko. Bet įdomu tai, kad pradžiai mane norėjo sustabdyti. Nesimelstų, dariau, paliktų, tegu jie eina, tu eik savo keliau, jie tai. Ir, kaip Dovydas sako, šitam Sauliui, karaliui Sauliui, kai dar atėjęs, sako, tavo tarnas ganydavo avis, ateidavo liūtas, ateidavo meška, pasigrobdavo avį, bet, sako, aš vydavaus, griebdavau už barzdos ir išplėždavau, sako, iš nasrų avį, ten ar koja belikus, ar ką tenais. Bet įsivaizduoji, bėgtum tu paskui liūtą už barzdos, ar meškai, atiduok mano, nežinau. Kartais atskaitai Biblijoje, atrodo, tokie dalykai nerealūs, ne? Ir taip jautiesi maldoji, kad kartais, kai tas liūtas, velnias, jisai ateina, jisai pagrobė, nori jauną žmogų pražudyti. Jis jaunas žmogus, dar ne gyvenimo pradžioje, nori jį pražudyti. O jam yra pašaukimas. Ir ką tu darai? Tu eini dvasio į kovą, tu eini ir sakai. Ir ištrauki tiesiog, trauki žmonės, neatiduoji. Ir apskritai, aš pastebėjau, yra tas noras melstis mums, kaip jau tėvams, mes, kurie turim vaikus, melstis už juos, tai yra ta jauna karta, užtarti už šitą kartą. Jai labai reikia užtarimo šitai kartai. Ir ta karta, jinai žiūri, kaip mes stovim, kaip mes meldžiamės, kaip mes gyvenam. Tai juos įkvepia, tai juos palaiko iš tikrųjų. Tai yra svarbu, Dievas vis rodo, tai tavo mano malda ir užtarimas už mūsų vaikus yra gyvybiškai svarbi, Vien tai, kad tu laimini, žinai, tai jau yra daug. Na ir, kaip minėjau, paskaitysiu iš nuostabus statinys, tai tokio parašyta pastorius Ray Patterson. Ir vadinasi skirelis išlaisvinimas yra nuostabus. Čia vienas jaunuolis, kuris per jo tarnavimą, per jo maldą buvo išlaisvintas, parašė jam laišką ir dideliam raidėm išlaisvinimas yra nuostabus. Būtent išlaisvinimas. Bet situacija tokia buvo, sako, šiaip jisai, kiek čia rašė, jisai tarnavo būtent tokiam išlaisvinimo tarnavime. Ir rašo apie, o nuostabus statinys, tai reiškia kūnas, žmogus. Pats žmogus yra nuostabus statinys. Dievas mūsų kūrė, kaip jisai čia, kaip yra namas, langai šviesus, žinai,
viskas išvalyta, gražu, tvarkinga, bet gali būti ir namas uždarytas, ir ten purvinas, ir sugriuvęs, ir ten veistis tame name, bet ko gali būti, visokių gyvių. Tai va, ir jisai savo gyvenime su tuo susidūrė ir sako, ateina du jaunuoliai, sako, ryte, sako, buvo bažnyčiai susirinkime, ateina vakare ir vienas, sako, gal jų tarnautojas netgi, jaunuolis, iš mūsų bažnyčios ateina su draugu. Ir sako, aš mačiau jie ryte ir sako, tas jo draugas, kai šlovinimo metu, kai, sako, buvo toks dievo artumas, sako, jisai toksai buvo nervingas kažko tai ir neramus, šlovinimo metu. Tai, bet atėjo vėlai vakare, kaip vėlai, 11 val. Vakare atėjo, gal dėl ko pašnekėjau, kol viską jau turbūt ir 12 atėjo, ir sako, viešpats man parodė, kad jam reikia išlaisvinimo. Sako, ar tu galėtum ateiti rytoj? Jis sako, gerai, aš ateisiu rytoj. Bet būna, žinot, kai ateik į bažnyčią, gerai ateisiu, kur jūs renkatės? Ten, gerai, kelintą valandą, 11, gerai. Praėjo 20 metų. Tai čia iš tos serijos, bet čia atėjo. Atėjo, sako, aš tiesiai žiūrėjau į jaunuolio veidą ir mačiau jame baimę. Keletą minučių aš su juo pasikalbėjau ir po to, sako, meldžiausi, varydamas šėtoną lauk Jėzaus vardu. Iš pradžių nieko neatsitiko, bet aš tęsiau toliau ir labai atkakliai įsakinėjau. Lėtai, bet užtikrintai, jo lūpose atsirado pikta šypsena ir jis prabilo. Aš esu stiprus, aš turiu jam valdžią ir jis nenori tavo pagalbos. Ne, jis nori, aš tvirtai pasakiau. Ir aš sakau, Jėzaus vardu išeik. Šypsena buvo dingusi, o jos vietoje matėsi skausmas. Dejuodamas ir purtydamasis, jis nuvirto nuo kėdės ant grindų. Keletą minučių jis ten gulėjo, o aš tęsiau toliau šėtono išvarymą. Draugas, kurį jį atvedė, sėdėjo šalia ir su nuostaba žiūrėjo. Staiga demonas prabilo ir vėl žiauriu balsu tarė. Jeigu tu nenustosi, aš jį nužudysiu. Ne, tu šito nepadarysi. Jėzaus vardu ir jo krauju tu esi nugalėtas. O dabar eik iš jo. Lauk. Ir nuo dvasinės kovos jisai griežė dantimis ir purtė galvą. Ne. Po pakartotų įsakymų tas demonas išėjo lauk, dusdamas, springdamas, spjaudydamasis, pasakydamas savo vardą – homoseksualizmas. Tai, sako, nors po to sako, tai yra viena iš stipriausių dvasių, su kuriomis, sako, aš susidūriau savo tarnystėje. Ir kiti, kurie dalyvauja išlaisvinimo tarnystėje, sako tą patį. Šios rūšies dvasia gali turėti neribotą valdžią žmogaus gyvenime. Ir tas, sako, jaunuolis dar turėjo ir kitų, visokių piktų dvasių. Bet kai įvyko tas išlaisvinimas, visgi jis išėjo, sako, jo veidą užtvindė džiaugsmas, jisai, sako, pradėjo šlovinti Dievą. Tiesiog. Ir kitom, sako, nauja kalba, sako, lėjosi iš jo lūpų. Tai buvo puiku. Ir po to jisai parašė laišką, aš to laiško neskaitysiu, bet jis būtent parašė, sako, didžiosiam raidėm, didelėm, žinai, išlaisvinimas yra nuostabus, iš tikrųjų, išlaisvinimas. Ir po to, kai jis jau buvo išlaisvintas, jis papasakojo, kaip viskas atsitiko jo gyvenime. Kai jam buvo 9 metai, sako, jį išprievartavo homoseksualistas, tą jaunuolį. Ir jis patyrė tokią traumą. Tos traumos metu ta dvasia atėjo, pradėjo veikti jo gyvenimą. Ir, sako, jis ilgą laiką, ir jis po to, kai tapo krikščionimi, vat kas įdomu, jis tapo krikščionimi, bet, vis tiek jisai buvo kankinamas. Na ir tas autorius rašo, aš esu prieš demonų medžioklę, sako. Kai tu visur ieškai piktų dvasių kiekviename. Sako, aš taip, nereikia taip daryti. Bet sako, šiais laikais, nors ta knyga gal parašyta prieš 100 metų, aš nežinau. Jisai tarnavo anksčiau, žymiai anksčiau, man atrodo, tas pastorius. Tai gal aš maišau, bet
ir anais laikais, ir čia, ir nesvarbu, jinai visada yra aktuali išlaisvinimo tarnystė. Ir sako apie krikščionis, nors sako, krikščionis negali būti piktų dvasių apsėsti, bet sako, demonai gali juos laikinai sužeisti, sutrukdyti ir kontroliuoti. Daugybę negalių gali sukelti piktos dvasios, artritus, vėžį, migreną, juosmens skausmus, infarktus, alergijas, astmas, proto sutrikimus. Na ir kaip tarp kitko, kas liečia dėl juosmens skausmų, tai vieną kartą tai buvo, kai nei iš jo, nei iš to pradėjo juosmenį skaudėti. Ir viduj taip žinai, nei iš jo, nei iš to taip neteina. 10 minučių maldos ir tas juosmens surakinimas dingo. Vat kartais tu supranti, kad nereikia ten kokius ten diklofenako gerti ar dar, Arba kai atsiranda skausmai, ligos, kažkokie va tokie, nepaaiškinami, tyrė ir nieko neištirė. Ir aš taip pat, noriu, kad į tą temą, aš kalbu, tai irgi vat paliudysiu, tai čia grinai tikrai yra pereitas sezonas, per mūsų pačių patirtį pereita, visą tai susidūrėme, kai apie Kristų paliudysiu. Mūsų jaunėlis sūnus, kažkada buvo, čia yra Pačkėnuose toksai raganų muziejus. Ir seniau mes ten ir amerikiečių buvo vieną kartą atvažiavę komanda. Ir po to keli metai iš eilės būdavo rengiama stovykla vaikams. Pačkėniškiams ir aplinkui atvažiuodavo vaikai, susirinkdavo. Ir būdavo tokia kaip krikščioniška, nežinau, kelių dienų stovyklėlė. Na ir ten, reiškia, atsidėku. Viena jau sako, ateikit aplankyti, paskutiniais tos tarnavimo metais. Jo, ten gal kelis metus buvo skelbiama Evangelija. Ir paskutiniais metais įsikūrė tas muziejus ir čia aš nebuvau, bet pasako mano žmona ir jinai nuėjo su jaunėliu mūsų, pakvietė. Ateikit pažiūrėti, o jinai, sako, aš nelabai noriu ir visa kita. Bet buvo laikas, kai čia buvo kiek metų, gal kokie 17 metai. Jo, 17 metais, tai dabar jau kiek, 8 metai praėjo. Tai jau prieš kokius 8 metus. Ir mūsų pačių tas kitoks supratimas buvo į visus tos reiškinius, į tokius veikėjus ir panašiai. Vis tiek mes augame, bręstame, žinai, įgyjame patirties. Na ir ten pradėjo rodyti. Ir suprantat, ir po to ten tokį rutulį turėjo, sako, uždėk ranką ant to rutulio, tu čia kažkokią ateitį sužinos ir panašiai. Ir tada mama sako, nedėk tik jokios rankos. Ir išėjo. Ir būtent po to apsilankimo tame muziejuje, praėjus, nežinau, savaitę, 2, jisai įslyva, lipo kažkokį ir ten įsidūrė, čia ranką prie riešo kažkur, tai, spigliukas čia biškai įsidūrė. Ir jam ten pradėjo skaudėti, ir skauda, ir tinsta, o būdavo, tai Dieve tu mano, įsiduri, ištrauki, padezinfekuoji, nuplauni ir ten praeina, viskas gi užgyja. O čia nepraeina. Tada kreipiamės į polikliniką, pas chirurgus, pas traumatologus, ten ir žiūrėjo, ir pjovė, ir švietė. Nieko nepadeda, vis tiek skauda ir skauda tą ranką. Kaip visada, siunčia į Vilnių, į Santariškės, visokie MRT, kompiuterinės tomografijos. Ištyrė viską, paskui pas reumatologus, po to galvoja, gal čia odos susirgimas, gal, pradėjo jau išradinėti, jau pusę metų tyrė ir neatranda. Nei iš jo, nei iš to, supranta, atsiras. Ir jam užeina toj vietoj skaudėti, o ten nieko nėra. Sako, mes nieko, jokių pažeidimų, net užkrėtimo nėra, nieko nėra. Na ir vieną kartą eina perskaitė, kai viena lietuvaičių šeima Dubline lankėsi Helovino parke, tokie yra Helovino parkai. Viena mama su 2 savo sūnumis lankėsi, reiškia. Ir tenais
po šito apsilankimo vaikai, vienas iš vaikų, košmarai prasidėjo sapnuot, visokios temperatūra jam, atsirado temperatūra, jisai susirgo, būtent po šito apsilankimo jisai susirgo. Ir irgi gal ar metus laiko, kol jinai galiausiai ir ten kreipėsi, ir ten netgi visokios alternatyvės ir medicinas, ir gal netgi pas būrėjus kreipėsi, bet galiausiai kreipėsi pas kunigą ir po to su malda. Ir po to tik atėjo išgydymas. Nu ir kai jinai perskaitė šitą straipsnį, tai sako, gal ir pas mūsų Kristupo yra panašiai. O man viduj, baigti, nesąmonė, kokias, man pasakos, koks čia apsilankyta muziejai, kažkokiam raganų muziejai, kas, nei čia tai bus. Vat viduj man toksai balsas, dariau, Bet sako, gal pabandom melstis. Gerai. Mes pradėjom melstis. Po to apsisprendėm daryti kasdien duonos laužymą. Ir toliau nepasakosiu, bet trumpinu, bet atėjo išgydymas. Vieną dieną Kristupas, kai jau reikėjo vėl važiuoti į Santariškes pasitikrinti, jisai atsikėlė, sako, galim nevažiuoti. Aš jau sveikas. O toks viduj, aš jau sveikas, galim nevažiuoti. Tik nuvažiavom, patvirtino, kad sveikas. Jau praėjo 8 metai, nieko daugiau nebėra. Bet su malda, su duonos laužymu ir pasninkas, šitos veislės yra išvaromos. Ta prasme. Tai kartais, kai ateina neaišku iš kur liga, kai ateina suirzimas, ateina dar, tai žinokit. Ir dar vienas, kiti sako, yra uždaras dangus, čia nieko nevyksta. Vakar ir mes susitikom, tarkim, miestelį, kai buvom, su tikinčiu žmogum, tai kad čia nieko nevyksta, žinai, verslai nesivysto, žinai, gyvenimo nėra. Ir tu supranti, kad dangus tiesiog uždarytas yra. Jis nepramelstas, jis maldomis nepradegintas yra maldus. Dangus nepradegintas. Ir aš viduj žinau, kad tiesiog tu ateini ir tu jėmi valdžią toj teritorijai. Tiesiog įtvirtini. Nesiderini, neini ten, mielas šėtonė. Gal galėtum palikti šitą teritoriją? Ir tiesiog išeiti, nes mes norim gerai gyventi, mes norim būti sveiki, mes norim uždirbti, norim klestėti. Taip tikrai nieks nebus. Taip nieks nebus, nes Jėzus, jis sakydavo, išeik, eik. Ta prasme, jam, ir kai iš to legiono tie demonai subėgo į 2000 kiaulių, ir kuriuos jam prigėjo, atrodytų, bet tai galėjai išvyti tiesiog, kam į tas kiaulius, taigi kiek žmonėms žalos, aš kartais pagalvoju, kiek nuostolių, 2000 kiaulių prigėrė, taigi tai jiems tai nuostolis, ne? Bet tu supranti, kad Jėzui ant tiek svarbu yra žmogus. Ten 2000 kiaulių jam. Negalima žmogaus palyginti su kiaulėmis. Teisingai? Žmogus tai yra brangu, tai yra panašus į Dievą, jo atvaizdas. Dievui rūpi žmonės, jam yra brangus iš tikrųjų. Haleliuja. Haleliuja. Ir paskaitysiu, tokia yra, gal kai kam priminsiu, gal kai kam bus naudinga, o aš tikiu, kad iš mūsų klausytojų, kas klauso, gal pritaikys tai savo gyvenime. Yra tokie 7 esminiai žingsniai į visišką išlaisvinimą. Yra išgydymas ir yra išlaisvinimas. Bet visų pirma, yra reikalingas išlaisvinimas, nes po išlaisvinimo ateina ir išgydymas. Tai pirmas yra išpažinti savo tikėjimą į Jėzų Kristų, į savo gelbėtoją. Tas yra išpažinti, pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra atleisti kitiems. Nes sako, jeigu jūs neatleisite žmonėms, nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusikaltimų. Tai yra liepimas atleisti visiems žmonėms, kurie kada nors ir bet kokiu būdu tave įžeidė ar nuskriaudė. Neatlaidumas yra viena didžiausių kliučių išlaisvinimui. Ir viena iš priespaudos priežasčių.
Labai daug žmonių yra kankinami ir kenčia. Būtent dėl neatleidimo. Trečias. Atsižadėti visų okultinių dalykų. Okultizmas yra paslėpti tokie, paslėpta išmintis, tokie paslėpti žinojimai. Okultizmas tai yra pirmo Dievo įsakymo sulaužimas, nepaisimas, nes okultizmas yra, kai tu kreipiesi į kažką kitą. O pirmas Dievo įsakymas sako, vieną Dievą te garbink. Ir aš žinau, kai krikščionių tarpe, nors jie galvoja, kad yra tikintis, bet jie yra sulaužę va šitą pirmą Dievo įsakymą, kai jie kreipiasi į kažką kitą, kai jiems yra pašauktų žmonių, ir aš žinau, aš šiandieną dabar nesiplėsiu, bet kurie tikrai pašaukti, bet kažkuriuo metu eidami jie atsisakė nešti kryžių ir užsinorėjo lengvesnio kelio. Jie prarado jėgą, bet jie nori išlaikyti tą jėgą, autoritetą, nori įtaką išlaikyti. Ir ką daryti? Dievas su jais neina, jie pradeda kreipti, ieškoti alternatyvių iš kažkur, iš kitų šaltinių. Tai jis yra tas okultizmas, tai jo reikia atsižadėti visokių okultinių dalykų. Toliau atsižadėti šėtono ir visų jo darbų. Jeigu tu nesi tikras, kad tavyje nėra piktos dvasios, tai tu įsakyk apleisti bet kam. Ar kažkas tu jauti, kad tavo gyvenime gali iš kažkur eiti, kažkas įtakoja, gal kažką tu ten paveldėjai iš giminės, kurie tikrai trukdo, sulaiko. Tai tiesiog sakai, Dieve išlaisvink. Gali įvardinti net ir kad tave paliktų. Būna, kad kiti, kai taip meldžiasi, kad būtų išlaisvinti, sako, ateina drebulys, ateina kosėjimas, žiovulys arba pykinimas. Bet sako, neišsigąst, primiktinai reikia eiti iki galo. Toliau. Šėtonui reikia įsakyti Jėzaus vardu. Reikia būti griežtam ir tikram ir pakartoti įsakymų, tiek, kiek reikės. Kalbėti apie Jėzaus kraują. Šeštas yra bendradarbiavimas su šventąja dvasia. Tu bendradarbiauji. Dar sako, vyksta per iškvėpimą. Apskritai dvasia, pneuma, yra kvėpimas, iškvėpimas. Būna, kad per kosėjimą kartais, per iškvėpimą išeina netyros dvasios. Na ir 7, paskutinis, reikia atiduoti Dievui garbę. Pradėk garbinti Dievą ir būk pripildytas šventosios dvasios. Ir tada, sako, gauni naują maldos ir gyriaus kalbą, tai kalbėjimą kitomis kalbomis. Tas gyrius ateina. Ir kai Jėzus išlaisvina, sako, tada saugok laisvę. Saugok laisvę. Brangink šitą laisvę. Tiesiog branginti reikia, kaip ir kūnas, nuostabus statinys. Tu kaip tą namą prižiūri ir tu neleidi, kad ten užsiveistų vorai kokie, ką žinau, pelės, ten graužikai visokie, vis tiek tu rūpinėsi. Tai šiandieną tiek, tokia tema, galbūt kažkiek netikėta, bet aš vis susiduriu gyvenime, aš matau, kad jinai iš tikrųjų labai yra aktuali. Aleliuja. Viešpatie Dieve, dėkojam už šitą temą. Tiesiog dėkoju, aš tikiu Dieve. Tiesiog tebūna tai sėkla. Galbūt kažkam tai atsivers. Kažkas gaus atsakymą, tiesiog supras savo gyvenime pasikartojančius kažkokius reiškinius. Ar kažkokius dalykus, kurie atsirado ir nesupranta. Taip, Dieve.
te ateina apšvietimas, te būna apšviesta iš tikrųjų viskas mūsų gyvenime. Ir mūsų maldos iš tikrųjų, kai mes susidurime su įvairiomis kliūtimis Dieve, su įvairiomis mintimis, kurios nori nuvesti mus nuo maldos Dieve. Aš meldžiu, kad mes nesustotumėm, kad nepasiduotumėm to mintim, kad mes priešintumės velniui. Ir jisai tada bėgs nuo mūsų namų, bėgs nuo mūsų gyvenimo, nuo mūsų sveikatos. Jisai bėgs nuo mūsų kūno, jisai bėgs nuo mūsų šeimos, nuo mūsų verslo bėgs. Taip. Taip mes esame tie, kad išvytumėm bet kokią tamsą. Kaip ir tu, Viešpatie, naikinai pasaulio nuodėmę iš tikrųjų. Tu atėjai išlaisvinti žmogaus. Tu atėjai ieškoti pražuvusio žmogaus. Dieve, ir aš meldžiu, kad mes nebūtumėm po antro dangaus įtaka, po šito pasaulio dvasios įtaka, Dieve. Bet kad mes prisijungę būtumėm prie tavęs, prie dangaus iš tikrųjų. Prisijungę prie dangaus iš tikrųjų. Ir kad iš tikrųjų kiekvieną dieną mes prisijungtumėm prie tavęs, Viešpatie. Ir kad nenusileistumėm žemiau, kad nesutiktumėm su mažiau, bet kad, kaip parašyta, iš tikėjimo į tikėjimą, iš jėgos į jėgą, iš šlovės į šlovę. Aš meldžiu, kad nuo šiandieną įvyktų tasai lūžio, persilaužimo momentas mūsų gyvenime, mūsų maldos gyvenime, kad mes tik daugiau, ne mažiau, bet daugiau. Ir į priekį, ir nesustotume, ir kad mūsų niekas nesurištų. Ir aš tiesiog meldžiu, kad mūsų rankos būtų atrištos, kad mes galėtumėm iškelti jas į viršų. Haleliuja. Pagarbinti mūsų Dievą. Ir mūsų maldos kaip smilkalai te kyla. Taip. Kaip Dovydas sako. Viešpatie, sako, mano maldos te būna smilkalai, o mano iškeltos rankos kaip vakarinė auka. Taip, Viešpatie, te būna iškeltos mūsų rankos į dangų. Ir te maldos kaip smilkalai kyla iš mūsų širdžių, iš mūsų namų. Jėzaus Kristaus vardu. Dėkoju tau, Dieve. Dėkoju tau, Dieve. Už tavo žodį, už tavo ugnį, už tavo dvasią, dėkoju už patepimą, dėkoju Viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiek tiek norėjau pridėti prie to liudijimo, kur Darius nupasakojo. Mūsų sūnus po šiai dienai yra sveikas. Po to jis pradėjo lankyti ir akordeono pamokas, dabar žaidžia rankinį ir niekada jokių problemų su riešu nebeturėjo. Tai yra su ta malda, su tuo duonos laužimu mes, 7 dienas iš eilės darėm duonos laužimą ir pasitraukė liga. Tai va. Ar dar apie tą mūsų atsiskyrimo laiką, tarsi visas tas laikas buvo skirtas tam, kad sugrįžt į kažką tai. Ir vat būtent tie metai 17, 18, 19, kai, sakyčiau, mes pradėjom sąmoningiau žiūrėti į tikėjimą Kristumi, į labiau suprasti, kas vyksta dvasioje, vat ir kad ta patirtis su sūnaus liga, tu pradedi suprasti, kas iš tikrųjų yra Jėzus, kokią valdžią jis turi, o jis turi visą valdžią, kad jis nugalėjo velnę, kad jis mums suteikia tą valdžią ir mes galim stovėti ir ginti savo teritoriją, savo artimuosius, savo brangius žmonės. Tai va tas laikas, kai mes sąmoningėjom, kai mes tada atsimeni, Dariau, pas mus namuose visada šlovinimas skambėdavo. Aš atsimenu, pasileidžiu šlovinimą, pradedu lyginti rūbus klausydama ir aš negaliu nieko daryti, aš krentu, verkiu ir šlovinu. Ir tiesiog va tas
nepaprastas Dievo buvimas, Dievo artumas, kasdienybėje atrodo. Tam tikrose bendravime su vaikais kažkas pasikeitė. Kitaip viskas. Ir tarsi šiuo metu, kai mes buvom atsiskyrę, tarsi Dievas kalbėjo, kad prisimink, nuo kur nupuoliai. Prisimink, kad tu turėjai. Prisimink, kad tu apleidai. Ir Darius sako, jaučia tą raginimą, kad nepaleisti to lygio. Nepaleisti. Atrodo, mes tada ir to šlovinimo klausėm. Ir namus aliejum tepdavom. Ir paskui žiūri laikas eina, galvoju, kiek aš šitos namus tepliosiu. Ar čia turi, tarsi prarandi suvokimą, vertę to. Ar čia turi prasmės, ar neturi, o gal čia neturi, gal čia visai nebūtina, gal čia užtenka, kad aš čia pasimeldžiu ir palaiminu. Bet iš tikrųjų visi Dievo mums duoti įrankiai ir ginklai mums reikalingi kiekvieną dieną. Malda reikalinga kiekvieną dieną. Žodis reikalingas kiekvieną dieną. Pasninkas reikalingas reguliariai. Nesakau, kad kiekvieną dieną. Bet reguliariai. Nes pasninkas jis pažadina dvasią. Kai tavo kūnas alksta, jis pasidaro nepatenkintas ir tie kūno troškimai, jie marinami. Marinami tai, ko nori kūnas, o pasižadina dvasia. Ir dvasia ieško tada Dievo dar karščiau, dar uoliau. Ir ne tai, kad Dievas pasikeičia ir sako, pažiūrėsiu, čia jis pasninkauja, tai laikas gal jam atsakyti klausimą. Ne, tu pats tampi atviresnis Dievui. Dievas jis visada yra, jis visada pilnas jėgos. Jis visada pilnas noro tau padėti, atsakyti ir tave vesti. Bet kitas syk užsisuki į tos kūniškus dalykus ir tu jo nebegirdi, nebesupranti. Tai trukdo girdėti. Ir jeigu žmonės sako, kai klausia, ką tau Dievas kalba, sako, Dievas nekalba, tai reiškia laikas imt pasninką, kad dvasinės ausis prasivalytų ir kad aiškiau girdėtų. Tai malda, pasninkas, žodis, aliejus, tepti aliejumi, duonos laužimas yra galingas ginklas, nes jis kalba apie Kristaus kūną ir kraują, kuris už mus pralietas, mūsų išlaisvinimui. Per jo auką mes esam išlaisvinti. Per jo auką mes turim pergalę. Ir tai yra galingas ginklas. Kiekvieną sykį, kai mes tai darome, mes dvasiniam pasauliui skelbiam Kristaus mirtį. O jeigu buvo mirtis, buvo ir prisikėlimas. Ir skelbiam, kad jis viešpatauja, kad jis nugalėjo mirtį, kad jis nugalėjo velnę su visais tamsos darbais. Ir aš tą jaučiu paraginimą. Sugrįžti tą vietą, nuo kur nupuolėm. Prisiminti tą dvasinę discipliną, dvasinius ginklus. Naudot ir nepaliaut. Kovot už savo šeimą, kovot už savo darbovietę, kovot, pradeda kažkas vykti, paimi tą dvasinį ginklą. Čia taip neturi būti. Kokios čia paskalos, kokios čia apkalbos, kokios čia algų sulaikymai. Ne, aš su tuo kovoju, aš turiu dvasinius ginklus. Krikščionybė yra gyva ir veikianti kasdien. Tai nėra sekmadienio praktika, kad ateini sekmadienį, pabūni bažnyčiai, paklausai pamokslą, bet tai yra gyvenimas. Kiekvieną dieną. Dievas yra ir kasdienybės Dievas. Dievas yra švenčių Dievas. Dievas yra Dievas. Ir danguje, ir žemėje. Tai toks paraginimas, mėlyjeji, nepaleiskim to, ką mes turėjom. Ir jeigu jauti, kad kažkur nuslydai, kažkur nupuoliai, nebejauti tos jėgos, tos ugnies, to karščio, tos traukos galbūt prie Dievo. Kažkur taip viskas pasidarė rutiniška, paprasta, paskaitau, pasimeldžiu, nepasimeldžiu, nieko nepasikeitė nuo to. Aš raginu, sugrįžk prie to. Ir prašykim Dievą, Dieve, uždeg tą ugnį, uždeg troškulį, uždeg alkį mano širdyje, kad vėl tavęs norėčiau, vėl prie tavęs judėčiau, vėl susitikčiau su tavim ir kalbėčiau, gaučiau tą žodį iš tavęs, kuris kiekvienai dienai reikalingas. Amen. Dar porą liudijimų prisiminiau, trumpų labai. Čia padrasinimų, sako, liudijimo žodžiu ir avinėlio krauju nugalimas, ne? Sūnus Anglijoje nuomavosi butą,
po to ir ten buvo sumokėjęs depozitą. Ten Anglijoje tas depozitas gana nemaža tokia suma buvo. Neatsimenu, kiek tų svarų, bet ten šimtais. Ir jis išėjo ir tas savininkas liko jam skolingas. Tai sako, aš atiduosiu tau. Ir žodžiu, taip eina mėnesis, antras. Atiduosiu, tas vis kreipėsi jau. Jis supranta, kad jau tų pinigų nebetiduos. Ir jis, sako, ką daryti, klausė sūnus manęs. Aš sakau, šaukis Dievo. Šaukis Dievo, nes tai yra tavo pinigai, jie legalūs, tu niekas skolingas, tu viskas sąžiningai, nėra, kad tu kažką kambarį ten sugadinai, viską išėjai, atsiskaitai, bet jis tau liko skolingas ir tave mulkina. Biškai buvo nesąžiningas, dar pagerdavo tasai. Ir jis nuėjo į maldą ir sako, šitone, jeigu man negrąžinsi man šitų pinigų, šitą žmogų aš ištrauksiu iš pragaro. Ta prasme, aš melsiuos už jį, kad jis išsigelbėtų. Nepatikėsit, ar sekančią dieną pinigai buvo sugrąžinti. Nežinau, kaip paaiškinti. Jums tik palik tą žmogų. Tai kaip tu savo nenori, sakau, bet 2 ar 3 mėnesių, gal ir iki 4 vos ne, kad ilgą laiką tas pinigų negrąžino. Po tokios maldos, ir kai jis pradėjo melstis, iš karto pinigai sugrįžo. Tai va čia liudijimas toks. O kitas, čia vėlgi, kai mes buvome čia dabar to išvykoje, naktį turėjom tokį gyventoją, Keunę, turbūt Keunę, ten stogas. Ir jinai tenais, krepžda, vaikšto visur. Ir aš ir daužau, ir taip. Niekaip jinai ten, ką jinai nori. Ir mes tada pirmą naktį neturėjom miego. Rytą atsikėliau supykęs ir taip į stogą rodo. Jėzaus Kristaus vardu, sakau, lauk iš šitą Keunį, sakau, tu laukinis gyvūnė, eik į savo laukinį mišką, o leis čia mums miegoti. Visas kitas dienas mes prabuvom tyloje, ramybė, jokios Keunės nebuvo. Tai nežinau. Norit tikėkit, norit ne, bet maldos jos veikia. Tai šiandieną, tai čia tik pasakojimo tokiuose dalykuose. Gerai, tai šiandieną dėkojam mūsų Dievui, už gerą tą atmosferą. Dieve, tu esi realus, tu esi gyvas. Viešpatie, tu esi labiau gyvas, negu mes įsivaizduojam ir tu esi arti mūsų. Ir aš meldžiu, Viešpatie, te būna šiandieną šitie pasakojimai, šitie liudijimai, Viešpatie, šitie išgyvenimai mūsų ir pereiti, Viešpatie, sunkumai. Te būna tai padrasinimui, pastiprinimui, įkvėpimui, Viešpatie, kiekvieno brolio ir kiekvienos sesės. Jėzaus Kristaus vardu, te pakyla tavo bažnyčia. Jėgoje, toje jėgoje, kurią Kristus mums ir suteikė. Tame įgalinime, kad bažnyčia yra įgalinta eiti ir daryti mokiniais. Visų tautų žmonės, mokyti juos ir, sako, skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių. Aleliuja, dėkoju tau.